Paskutinį price actioną, kurį visai nesunkiai galima treidinti ant Ethereum, yra šitas 4 valandų range'as naujas suformuotas, ar ne? Tai turim high, low ir turim equilibrium vidurinę dalį. Ir taip yra būna, taip range'as būna konfirminamas, ar ne? Ir šitą range dabar labai gražiai galim treidinti tiek highs ir lows, tiek skaičiuoti model ones, ar ne, ir model two. Čia pradedam ir turim realiai po vieną tepą. Ir iš esmės galim po truputėlį dabar stebėti, kaip toliau tas price actionas, ar ne, vystysis toliau. Prie kiekvieno high ir low užsimesti alertus ir tiesiog stebėti, ar ne, kokiose vietose galime lysti. Kaip papildomas konfirmacijos taškas, čia viršuje turime, ar ne, FVG, tai būtų geras taškas, kur galėtumėm injektinti, gauti antrą tepą. Ir šitoje vietoje, kaip galima įlysti į tradą, galima įlysti su break of structure ir su open interest div. Trečia konfirmacija būtų, kad rejectina iš šito FVG, ta prasme daugiau negu ko mums reikia, reis konfirmacijos. Tai vat, šitą taip ir paliksim ir pasižiūrėsim vėliau, kaip Ethereumas ar ne išsipildys. Šią alertą užsimesiu ir pasižiūrėsim, ką galim aptarėti, ar ne? Tai vat, jeigu norit stebėti mūsų visus rezultatus, matyti, kaip treidinam, sekti visas naujienas, Telegramas Oskaras Trading, galite prisijungti prie mūsų privačių grupių ir kartu treidinti su mumis, bet būtinai pasiekite Telegramą, tenai bus visos nemokamos naujienos ir šiaip viskas apie mūsų veiklą ir ne kaip mums sekasi. Tai vat, ir taip matau Ethereum, dabar dar mes esam gražiam longe, jo dar nesu uždaręs, nes labai gražiai čia vikinom ir neturėtų būti priežasties, kodėl mes turėtumėm sugrįžti pirmą prie šito low, negu kad išimti ar bent jau mėginti eiti link šito FVG. Nėra priežasties, kodėl mes turėtumėm link šito dabar eiti. Nes išvikinom, čia viską susirinkom. Nu, faktas, kad pilnai nesusirinkom bent jau ant 4 valandų, bet tai kaip atrodo. Andėlį pakankamai gerai. Tai vat. Ir bent jau šitą high išimti pirmą turėtumėm ir price actionas link to ir dirba. Tai va, tiek šiam kartui labai lengvai viską galima pasižiūrėti, remiantis ar ne struktūrą ir kaip ir minėjau, jeigu norit panaudoti kažką truputėlį mandriau kaip FVG ir Open Interest Divus, kur yra tikrai, jeigu FVG rejectina, palieka tik tai viką ir mes keliaujam į apačią, jau gera indikacija shortui. Jeigu dar gaunam Open Interest Divą, ką ir aš ir mokau, ką turim ir mokymus ir grupėse, tai čia daugiau nieko ir nereikia. Tai vat. Ir viskas šiandien tiek. Užmetam laiką ir susimatysim ryt.